Tai laba diena, Matai, laba diena ir pakviečiu Jūs, nes Jūsų įmonė profesionaliai atvykdo ne tik personalo atrankos paslaugą atlieka, bet taip pat Jūs turite kompetencijų konsultuoti įmonės motyvacijos, įmonės darbuotojų išlaikymo klausimais ir tai labai smarkiai siejasi su šiandienos tema, o tema šiandien dienos yra kaip pritraukti, motyvuoti inžinierius. Ir ar tikrai atlyginimas svarbiausias. Nes mes dirbdami su inžinierių įmonėmis, inžinierių projektuotojų įmonėmis vis laik susiduriam su vadovų. Kiekvieną kartą kalbamės ir kiekvieną kartą susiduriam, reiškia, su šnekant apie verslą, pasišnekam apie ir darbuotojus. Ir aš pastoviai girdžiu tokią gaidelę, kad darbuotojų nėra. Aš sakau, kaip tai nėra? Tada jie patiksina, gerų darbuotojų nėra. O aš sakau, kas tas geras darbuotojas? Ir tada mes su jais užsiveda diskusija, tai gerų darbuotojų už prieinamą kainą ir prasideda tokio pobūdžio diskusijos. Ir dėl to, manau, tai būtų pakankamai vertinga su jūsų pagalba mūsų klientams ir mūsų srities specialistams arba įmonių vadovams papasakoti, kad tai kaip čia yra, reiškės, kaip pritraukti ir išlaikyti svarbiausia tuos talentingus arba profesionalius žmonės. Ir tikimės jūsų per šią valandą patarimų, kaip vis tik elgtis, kaip nustatyti, kas yra kas ir kaip sudėlioti taip, kad nebūtų taip, kad lyg ir prisitraukiau žmogų, bet po metų jis išėjo ir aš vėl likau, reiškia, prie suskilusios geldos. Tai apie tai šiandien diskusija. Tai ir jei galima, tada trumpai prisistatykite patys save ir jūsų įmonę. Šaunu. Tai Ernestai, ačiū labai už pakvietimą. Iš tikrųjų turėjome esam progos ir kartu bendradarbiauti, dirbti, tai ir tų diskusijų esam tokių ir kasdienių darbinių iš tikrųjų turėjome apie darbuotojus, ar ne? Taip. Tai tema tikrai labai artima tiek man, tiek Gerdai, nes kasdien iš tikrųjų dirbame su ne tik atrankomis, bet ir atrankomis būtent inžinerinėme, statybinėme sektoriuje. Aš prieš 10 metų pradėjęs dirbti su atrankomis, iš tikrųjų ir pradėjau dirbti nuo statybinės krypties, nuo projektavimo pozicijų ir per visą tą laiką taip ir nepamečiau. Tai yra viena iš krypčių, su kuo mes dirbam, bet tikrai ta, į kurią esam labai gan stipriai įsigilinę. Taip, dėl to mes su jumis ir dirbam. Būtent. Jūsų specializacija yra statybų sektoriuje. Ir tikrai iššūkių rinkoje tai yra daug. Tai mes su Gerda daugiausiai kartu tas atrankas ir darom. Tai aš esu vienas iš partnerių kompanijoje, o Gerda trumpai gal apie save irgi pristatyk. Jo, tai aš su statybom jau 4 metai. Tai iš tikrųjų irgi, kaip Matas minėjo, tai skirtingus jau matėm tuos etapus ir kai buvo per COVID-ą, ir kai buvo po COVID-o, kai visi pradėjo statyti, ir kaip yra dabar, kai vėl yra jaučiama jau šiokia tokia stagnacija statybai. Tai iš tikrųjų tuos skirtingus etapus pamatėm, skirtingas samdas ir tais etapais pamatėm, kaip įmonės reaguoja, kokius sprendimus priima. Ir panašiai, ir tuos darbuotojus, kas yra tas geras darbuotojas. Labai gerą klausimą pačioj pradžioje uždavė, dar tikrai paliesim jį. Nes jų nėra, gerų darbuotojų nėra. Ir visiems jisai skirtingas, kas yra tas geras darbuotojas. Tai... supratau. Tai gerai, tai gal tada pradėkim, reiškės, kaip paminėjau, problema, reiškės, yra, tas, aišku, labai geras aspektas, o dabar stagnacijos metu. Dar yra kitas niuansas dėl tų darbuotojų trūkumo, vadinasi, kainos arba išlaidų klausimas tampa dar jautresnis, neaiškumas dėl aiškios perspektyvos, irgi po klaustukų, nes aš pamenu, prieš COVID laikai buvo tokie, kad kai kurios įmonės turėjo užsakymų vos ne 2 metam į priekį. Pavyzdžiui, tokios kaip Ingus įmonės. Ten tiesiog buvo labai aiškus, tarsi, jokių problemų. Jie galėjo planuotis į priekį ir taip toliau. Dabar situacija labiau dinamiška, labiau neaiški ir matyt, čia gali būti įvairesni sprendimai. Tai kaip
klausimas, vat, kur jūs matote problemą? Kur dabar vat, su personalo vadyba yra problema? Tai gal bendrai šiek tiek apie tą pačią rinkos situaciją, kad ją atliepti, kokia jinai šiai dienai yra, tai nežinau, Gerda, tikiuosi sutiks, nepameluosiu, tai stiprių pokyčių, kalbant apie žmonių klausimą, apie personalo klausimą, neįvyko. Pokyčiai iš užsakymų pusės, iš perspektyvos, iš matymo, kiek mes galim garantuoti tą patį darbą metus ar 2 į priekį, tai čia aiškumo tikrai trūksta ir kompanijos, kurios gali pažadėti ilgalaikius projektus, tikrai šią dieną yra patrauklesnės, bet net ir tos, kurios nėra tiek užtikrintos, iš tikrųjų nepaleido tų žmonių. Nepaleido tiek, kiek mes prieš porą metų tikėjomės. Galvojom, kad galbūt rinkoje atlaisvės, tikrai ir bus iš ko pasirinkti, tai visiškai iš tų dalykų neįvyko. Pirmiausia, projektavimo srityje, tai užsakymų pernai metais tikrai jautėsi bent iš mūsų klientų, kad tikrai netrūko. Projektavimo buvo daug. Į statybą galbūt to žalio mygtuko, kad jau investuojam ir pinigus dedam, tai va čia gal šiek tiek prilaukimo buvo daugiau, bet projektuoti darbą tikrai turėjo ir mūsų akimis tai vis dar turi daug, juolab, kad mes matom, jog komandų plėtra toliau vyksta. Jinai nebėra galbūt tokia aktyvi, kokia buvo prieš keletą metų, bet paimsim 5 didžiausių projektavimo įmonių arba paimsim, nežinau, net ir statistinę paprastą mažesnę agentūrą, labai tikėtina, kad jos turi bent vieną arba keletą atvirų pozicijų net ir šiai dienai. Su projektavimu turbūt vienas iš didžiausių iššūkių yra tai, kad yra reguliuojamas sritis, kuri reikalauja turėti atestatus. Tai jau atsiranda žmonių, kurie geba projektuoti ir atlikti tam tikrus bazinius dalykus, bet tas pats statybos reglamentas reikalavo, kad tai būtų ir išsilavinimas, ir patirtis, ir atestacija praeita ir panašiai, ko tikrai šią dieną rinkoje labai trūksta. Tai kitos sritys, kuriuose galbūt mažiau reguliacijos yra ir užtenka, kaip pasakau, mokėti padaryti darbą, net ir neturint to atestato, tvarkosi šiek tiek lengviau. Šitoj vietoj, mes turim tik tais po labai nedaug naujų žmonių ateinančių į rinką, kurie užaugo iki to, kad turėtų atestatą, būtų tie vadinami PDV ar TMPV ar ne, ir su jais yra didžiausias iššūkis. Pradedančiųjų projektuotojų dėka ir tų pačių technologijų ir galbūt augančių ir brandėjančių kompanijų kultūrų dėka pradedančiųjų projektuotojų vis tiek pritraukti pavyksta lengviau šiek tiek. Didžiausia problema būna juos sumotyvuoti užaugti iki jau tų atestuotų inžinierių ir dirbti tą tokį tikrą inžinerinį darbą. Ir likti įmonėje. Nes prieš porą metų aš pamenu, gal daugiau negu prieš porą metų, tiesiog aš mačiau, kaip didžiosios įmonės vienas iš kitos perpirkinėjo tiesiog darbuotojus. Tiesiog. Tai kas daugiau sumokės, ten, nežinau, kuo vedami, reiškiasi, inžinieriai ir eina. Po to po metų, reiškiasi, dar kas nors pasiūlo dar kažką, tai jie eina tada vėl į kitą. Tokia įdomi, reiškiasi, tema, bet... Aš galiu dar apie atlygius irgi iš karto pakomentuoti. Dar neatsakysiu tą pagrindinį klausimą, ar tik atlygiais galima nupirkti, bet labai gerai atsimenu, kai pradėjau dirbti, atsimenu tą virtimą iš lito į eurus ir tuo metu tai čia labai seniai. Jau seniai, bet tai labai gerai iliustruoja ir priešistorę projektavimo ir tą kultūrą, kokia buvo, kaip bent jau kiek teko matyti šono. Tai tuo metu iš tikrųjų užtekdavo turėti 50-70 eurų didesnį pasiūlymą, kad tu drąsiai galėtum privilioti žmogų iš kitos kompanijos ir tu 90% patikimumu galėdavai atspėti, kad tu paėmė standartinį, tebūnė, sakykime, konstruktorių ar ten, nežinau, vandentikio nuotekų dalies projektuotoją, tu galėjai atspėti jo atlyginimą labai dideliu tikslumu, nes daugelie vietų tie atlyginimai buvo identiški. Projektavimas turėdavo bent jau tuo metu tokias labai standartinės kainas, kiek būdavo pasiruošę vystytojai, statybininkai už jį mokėti. Po to laiko vyko tikrai pokyčiai, vyko tai, kad atsirado daugiau pridėtinės vertės, suprato, kad geriau, kokybiškiau atliktas projektavimas taupo be galo daug kaštų, proceso po to, ar ne, iš principo investuotojai supranta, kas įvyks, jiem planuoti lengviau yra. Ir tuomet projektavimo kainos šiek tiek pradėjo kilti ir tada jau atsirado ta tokia pasiskirstimas, kur vienos įmonės gebėdavo savo paslaugą iš tikro iškelti kaip labiau premium su pridėtinė verte.
tuo tarpu galėdamos komandai pasiūlyti irgi šiek tiek aukštesnius atlygius. Kitos kompanijos nesugebėjo įrodyti, kad tas projektavimas yra tikrai pakankamai svarbi dalis. Vis tiek žargonų sakydavo, bent statybinės, pavyzdžiui, organizacijos apie darbo projektą, kad vis tiek patys viską persipaišysim. Arba padarysim kaip jau. Čia dar, Matai, galima gal irgi papildyti, kad praeitais metais mes, pavyzdžiui, turėjom ir tokių pozicijų su vystytojais, kurie niekada iki tol neturėjo, pavyzdžiui, projektavimo projektų vadovų savo komandose. Taip. Ir būtent sugalvoja, kad reikalingas yra tas žmogus, kad tas projektavimas būtų sklandus. Tai čia irgi, man atrodo, rodo tą svarbą bendrai projektavimo augimo ir kad supranta vis labiau įmonės, kiek yra svarbos šitame procese. Jūs tą sakote, kad netgi užsakovas pradeda suprasti, kad projektavimas yra ne šiaip sau leidimų statybai gauti, bet iš tikrųjų pasiklojimas prieš gerą miegą. Mes labai daug dirbam su vystytojais, užsakovais, tai praktiškai visą laiką pirmieji žingsniai būna, jeigu jie ieško plėtros vadovo ar projektų vadovo, tai jų pagrindinė ieškoma kompetencija yra gebėjimas suvaldyti projektuotojus. Tai reiškia projektavimo subrangovus, kad užtikrinti mažiausią projektavimo klaidų kiek įmanoma ir iš karto numatyti racionalius sprendimus. Tai yra turbūt viena pirmųjų vardintų kompetencijų, bet kurioje vystymo atrankoje, kai šią dieną jie gauna. Supratom. Tarp kitko, vienas labai tema niuansas. Mes kaip tik prieš tai kalbėjom su viena tokia nedidelė, bet labai sėkminga įmonė, apie, reiškia, pokyčius po lapkričio 1 statybų įstatyme ir kur nebebus to techninis projektas vardan, kaip sakant, popieriuko, leidimo statybai, o po to jau iš tikrųjų persiprojektuosim, tai dabar bus iš principo vienose rankose viskas, tai realiai to tokio pabandymo aš tai pasakysiu taip, kažką padariau ir gerai bus, žinai, tam pirmame etape. Čia jau tas nebepraeis, nes iš principo tau vis tiek reikės remti iki pat galo ir padaryti kokybiškai projektą. Ir čia šitą niuansą turbūt reikia turėti omeny, nebelieka bandymo, kaip tu sakai, reiškės, laviruoti tarp, čia mes pigus ir mes čia kažką padarom, o ten ir dėl pridėtinės vertės man labai patiko tavo mintis. Turbūt po truputį įmonės pradeda suprasti, kad kuo aš skiriuosi nuo kitų, kodėl tu man, gerbiamas užsakovė, turėtum daugiau mokėti, o aš atitinkamai geresnius profesionalesnius žmonės turėsiu ir išlaikysiu. Ir procesas pats. Ir rezultatas, procesas visai kitoks. Nors mano diskusijos su užsakovais su paprastu klausimu, kokiais kriterijais atsirenkate į projektuotojus konstruktorius. Konstruktorius būtent, reiškia, atsakymas buvo kaina. Projektavimo kaina vis tiek lieka labai svarbus kriterijus, tačiau visi didieji turto vystytojai pasakė, sekanti by default reikalavimą, tai neturi būti vieno ar dviejų žmogaus įmonė, tai turi būti vis tiek kažkokia komanda, kuri užtikrins, kad jų resursų užteks projektų metu. Ta kaina labai sunku įvertinti. Tu gauni kainą už projektą, kaip įvertinti tą kainą, kurią tenka sumokėti papildomai dėl projektinių klaidų, dėl neracionalių sprendimų ir panašiai. Tai čia ko gero yra tas didelis atsakymas apie gebėjimą užauginti komandoje tokius žmonės, kurie bus šalia užsakovo, ar tai bus vystytojas, ar tai bus, nežinau, ar su tais pačiais architektais ar statybininkais dirbti kartu. Tai yra žmonės, kurie turės interesą padėti, iš tikrųjų pritaikyti racionalius sprendinius. Ne tik tais, nežinau, kaip viena iš pagrindinių tų iššūkių, ar ne, kad projektuotojas visą laiką nori saugumo. Jisai visą laiką pritaikys jam jau žinomą, jam jau įprastą sprendinį, visiškai užsidėdamas dar ir tą apsaugos faktorių, ar ne? Atsargas užsidėdamas ir reikia rasti tą šitoj vietoje kažkur tais tą tašką, kad tu negali per mažai padaryti, bet ir kam švaistyti per storas sienas darant. Steras, kuris aprašo tam tikrus dalykus, bet... Taip, bet vėlgi, rasti racionalius sprendinius įmanoma tarp dviejų pusių, iš tikrųjų tik tais turint tą labai gerą bendradarbiavimą. Ir čia reikalinga žmonių kompetencija. Tikrai. Kompetencija po žmonės atsiranda, kai jie yra įgalinti organizacijoje, kai jie turi galimybę naudotis iš tikrųjų ir
nežinau, šiuolaikiškais įrankiais, kai turi galimybę kurti, ne tik tais, kaip sakau, štampuoti, bet kad būtų kompanijų skatinamas galbūt naujų sprendinių paieška, inovacijos, gal mes galim procese sutaupyti laiko tam tikrus dalykus automatizuodami, tam, kad mes daugiau skirtume laiko kūrybiniai paieškai. Nu jo, čia, šnekant apie kainą ir savikainą, iš tikrųjų savikainą sudaro pagrindę darbuotojų atlyginimai. Tačiau, jeigu tas darbuotojas švaisto laiką ir jeigu jo darbo efektyvumas, na, sakykime taip, dėl pakeitimų, nes mes kažkada darėm tyrimą, apklausą, nu tokia ekspertinė apklausą darėm, tai pasirodo, nu, pirminis projektavimas yra tik tai 30-40% darbo dalis. Visa kita yra pakeitimai, jų realizavimas. Ta prasme, tai pagrindinis peilis yra pakeitimai ir va čia yra darbo organizavimo klausimas. Tai klausimas, kai mes skaičiuojam pasiūlymą, reiškia, mes visą laiką galvojam, o kiek tai man kainuos ir kiek tai man kainuos, vieni skaičiuoja tiesiog savikainą atseit pirmą kartą padariau, kiti pasako, kad mes susidėsim trigubai, nes pakeitimai, dabar čia bet visi, turi būti visiems aišku, kad jeigu mes efektyviau susivaldom, mano savikaina iš karto krenta. Ir tada vadinasi, aš galiu, reiškia, daugiau mokėti žmogui, sakykime taip, jeigu šnekame apie kainą. Bet mes priėjom prie turbūt svarbiausio klausimo šiandien dienos. Vis tik tai, kas motyvuoja darbuotojus? Pabandykim pakalbėti apie šią sritį, nes to suvokimo aš matau, kad rinkoje šiek tiek trūksta. Tai gal mes iš dviejų pusių atsakysim. Iš tikrųjų, aš pakomentuosiu galbūt apie mūsų ką tik atnaujinto tyrimo rezultatus. Gerda galbūt iš atrankų pusės galės irgi pakomentuoti. Tai jau kurį laiką mes šalia atrankų vykdome tyrimą, kuomet įvertiname kandidatų pasirinkimus, kriterijus, pagal kuriuos jie renkasi, kad, man šito darbdavio pasiūlymas įdomus, o kito galbūt ne, kaip jie prioritetizuoja. Ir 3 vietose mes norime apie tos dalykus įsiaiškinti. Tai yra, kai turim pirmą kontaktą su žmogumi, tebūnie tai yra dirbantis kandidatas, dažniausiai taip ir būna, tai yra dirbantis žmogus, kuris neplanavo galbūt dar net ir darbą keisti, bet atėjo PeopleLink, pasiūlė kažką tais ar ne, ir tada jisai pradeda svarstyti. Tai dėl ko jisai svarsto pokyčius tuo metu. Taip pat kalbamės jau, kai jisai nusprendžia ateiti į pokalbį ir galiausiai, kai jis gauna pasiūlymą. Tai suvedę tuos rezultatus ir pasižiūrėdami būtent į inžinierių, projektavimo srities inžinierių rezultatus, tokių per pastaruosius 12 mėnesių turėjom virš 100, tokių jau, kurių tikrai esam suvedę, kur tikrai žinom, kad tai yra rezultatyvus, dažniausiai darbdavių norimas kandidatas, turėjom su jo pilną įvertinimą, tai turėjom virš 100 tokių atsakymų per pastaruosius 12 mėnesių. Tai vis tiek pirmoje vietoje ir dažniausiai pasitaikantis dalykas tai yra galimybė augti. Tai reiškia, kai aš čia rinksiuosi kompaniją, kurioje aš matau, kad už 2 metų tapsiu kompetitingesnis, vertingesnis toje pačioje rinkoje, galbūt net ir ta pati pozicija, kuri man yra siūloma, yra šiek tiek aukštesnė negu tai, ką aš darau dabar. Tai mes dažnai turim tokį pasakymą, kad geriausi kandidatai beveik niekada nedaro tų vadinamų horizontalių pokyčių. Jie niekada nekeis iš tokios pačios pozicijos į tokią pačią poziciją. Jie visą laiką nori vienu laipteliu, truputėlį aukščiau kažką tais. Tai karjera augimas, žinoma, labai svarbi dalis. Antroje vietoje yra darbo uždaviniai ir procesai. Tai yra, kaip kompanijoje yra organizuojamas darbas. Tai yra inžinerinė, tai yra technologinė sritis. Jeigu joje nėra technologijų, jeigu viskas yra, nežinau, tais pačiais Exceliais, tais pačiais senoviniais duomenų apsikeitimo būdais, nėra metodikos, kaip yra dirbama komandoje, tai yra vienas failas, ant kurio padirbau, aš negaunu naujesnės versijos, tai yra tikrai labai nepatrauklu. Tai inžinieriai tai atkreipia dėmesį. Ir kai gali pasirinkti... Čia antras kriterijus. Tai yra antras pagal svarbą kriterijus. Prie šito kriterijaus įeina taip pat ir darbo komandoje organizavimas, kad jeigu yra sistema, kaip prie vieno projekto, tarkim, realiu laiku gali dirbti keli žmonės, yra prašytos metodikos, kas už ką yra atsakingi, tai yra
ženkliai geriau, negu kuomet yra projektas, tu daryk ir išsispręsim kažkaip eigoje. Ar ne? Tai technologijos ir, sakykime, darbo organizavimo įrankiai bei metodai yra prie to darbo uždavinių proceso, tai yra antra svarbiausia dalis. Prie kitų svarbiausių dalių taip pat labai patenka ir tas pats darbdavio įvaizdis, nes mes turim žargonų pasakymą, kad projektuotojai, šiaip inžinieriai, jeigu galvojat, kad reikia pristraukti inžinierių ir galvoju ten iš konkurentų ten kokį žmogų paimti ir aš jam papasakosiu apie mus. Mes kartais juokiamės ir sakom, žinokit, apie jūs jau viską žino. Viską žino jau apie jūs. Kai mes šnekam apie projektuotojų rinką ir ten tuos... Lietuva maža. Duok dieve, 2-3 tūkstančių žmonių, kurie ten sukasi tame pačiame ratelėje. Jie visi buvo vienas kito kursiokai, kolegos buvo ir panašiai. Tikrai žmonės labai kalbasi ir jie dažniausiai ateina su labai aiškia nuostata. Čia yra nestabili kompanija, nes yra dideli pokyčiai, iš vadovas yra neprognozuojamas ir panašiai. Šitoj kompanijoje yra labai neįdomus darbas, gaunam tik tais užsakymus iš kažkokios motininės kompanijos ir gaunam tikrai inžineriškai neįdomų darbą. Ir va tokias, kaip sakau, etiketės kandidatai tikrai būna priklijavę. Tai va ta... Matai, o kaip tada nuklijuoti įmonėms etiketės? Čia irgi įdomus klausimas, nes matyt reikia tada nuklijuoti seną ir bandyti šaukti apie naują etiketę. Ir jeigu tu sakai, kad kriterijai yra, reiškia, pirmas kriterijus yra karjera, antras kriterijus, kaip mes dirbam, kaip mes organizuojamės, tai matyt reikia, jeigu įmonė pradėtų šaukti, kad mes inovacijas įdėgiam ir pas mus yra sistemos ir visą kitą, mes naudojam technologijas, komandinio darbo ir jeigu rodytų savo pavyzdžius, tai jie tas yra etiketės perklijimo būdas. Tai čia apie atrankas gal tada galiu papildyti. Tai iš tikrųjų turbūt didžiausia klaida, ką darbdavys gali padaryti, tai ateiti ir sakyti, man reikia tokio paties projektuotojo, kuris dabar iš mano įmonės išėjo. Tai vėl išeis, jeigu toks pat. Jo, jeigu toks pat. Būtent. Tai yra labai didelis šansas, kad tokiu atveju tą žmogų tiesiog reikės nusipirkti, taip paprastai tariant, sumokėti jam daugiau negu kad jisai uždirba dabar ir labai tikėtina, kad tas sprendimas ir nebus ilgalaikiškas. Vieną kartą sumokėsim porą šimtų eurų daugiau, ateis kažkokia kita kompanija, nes konkurencija yra didžiulė, pasiūlys dar porą šimtų eurų daugiau ir vėl mes to darbuotojų neturėsim. Tai mūsų toks ilgalaikis sprendimas, ką siūlom įmonėm, tai jeigu tik tais yra galimybė tai augintis, nes tą rodo ir tyrimai, kad kuo daugiau mes investuojam į žmogų, tai mes ugdom jo motivaciją ir lojalumą būtent tai įmoniai, nes jisai tam tikrą prasme jaučiasi skolingas, įsipareigojęs, kad įmonė į mane investavo, tai aš dabar dėl to, man yra sunkiau tiesiog keisti kažkurį tai darbdavę. Jeigu kalbam apie patį tą atrankos procesą, tai irgi yra labai svarbu kalbėti apie išskirtinumus, o ką galim duoti kitaip. Gal galim pasiūlyti karjerą, gal turim kažkokią organizacinę kultūrą išskirtinę, bet tada reikia irgi konkrečiai per pavyzdžius. Tai ne tai, kad ten esam draugiški, linksmi, faini, bet kodėl mes esam draugiški, ką mes darom, ar mes turim kažkokius, nežinau, ten team buildingus, per pavyzdžius pasakoti. Mes irgi labai visada kviečiam klientus, mes ten pasikalbam su kandidatais, bet jau sekantis susitikimas, kad būtų gyvas, kad atvyktų į ofisą, pamatytų, kokia yra ta kultūra. Apie įrankius irgi labai svarbu kalbėti projektuotojams, tai kiek esam pažengę, kokius įrankius naudojam, skaitmenizuoti, neskaitmenizuoti, tas irgi yra labai svarbu, nes tas įmonės pažangumas, tai čia visom prasmėm turbūt rodo, kad įmonė ten ir į ateitį orientuojasi, nenori ten, sakykime, toje praeityje likti, tas irgi yra svarbu kandidatam. Ne vieno projekto įmonė. Taip. Aš dar pridėčiau, kad daug kas irgi apie savo darbdavio įvaizdį galvoja, kad pirmiausia, ką reikia daryti, tai jį kurti per viešą komunikaciją, per socialinę mediją. Žinok, inžinieriai kaip tik, kiek man tenka dirbti su inžinieriais ir mes siūlom, padarom, tu gerą dalyką padarai, pabandykim parašyti apie tavo projektą, apie tavo sėkmę. Jie visi kratosi šitų dalykų, nes, jiems... Ko čia pasigirsime? Taip, įprastai... Mano nuomonė, tai vyksta dėl to, kad įmonių vadovai dažniausiai būna patys inžinieriai pagal išsilavinimą, jie neturi vadybinio išsilavinimo ir, jiems sunku suprasti tą
komercinė biznio logika, vadinkim taip, ir jie galvoja, kad aš tiesiog gerai darau ir tai jau ir savaime suprantama, visi mato tai ir taip toliau. Reiškia, turbūt mato tas, kas užsakovas ir tai jį vertina, bet tai va, ta prasme, iš tikrųjų labai sunkiai inžinierinės bendrovės, reiškia, sunkiai suvokia, kad jiems reikia kažką tai viešinti, kažką komunikuoti. Bet klausimas iš tikrųjų dabar labai į temą, o ką mes norim pasakyti rinkai ir vardan ko. Ar tai vardan, kad pritraukti naujų užsakymų, taip, arba, reiškia, ir kaip mes dirbam, kad vat, mes kitaip dirbam, negu tai išskirtinumą savo parodyti kažkokį, arba pritraukti darbuotojų. Dažniausiai tai dirba į dvi pusės. Tai vat, aš nesakyčiau, kad mano pastebėjimais, kiek mes bendravom su inžinierių įmonėmis, projektavimo konstruktorių įmonės, pavyzdžiui, tai labai yra problema, tiesiog jie nesuvokia rinkodaros galios arba reikšmės. Tai galimybių šitą vietą yra labai daug, iš tikro. Ir vieša, tai sakykim taip, turėti ir viešą komunikaciją, ir atrankos procesą, kuriame būtų, ir po to, sakykim, dar jau įvedimo proceso darbuotojo, kuriame būtų išlaikoma viena žinutė ir formuojamas vienodas įspūdis bei jausmas žmogui, tai yra tas vadinamas turbūt teisingas ir pilnas darbdavio įvaizdžio formavimas. Taip. Tai ką aš gal norėjau atliepti irgi pasakyti, kad jeigu nusprendėt, kad norim daryti plėtrą, norim investuoti, kad pritrauktume ir klientų, bet mums reikės ir komandos ir numatom, kad mums reikės daugiau tų žmonių, tai natūraliai taip nenutiks ir čia reikės tikrai tų aktyvių veiksmų, bet tikrai nebūtina metus du. Ypatingai jeigu mes šnekam apie viešą komunikaciją, bet nuo ko tikrai visi gali pradėti, tai yra pasižiūrėti į atrankos procesą, nes kur jūs galite tikslingiau pakalbėti su savo tikslinė auditorija, negu kai jinai sėdi prieš jūs. Tai jeigu vienoje atrankoje turim galimybę pašnekėti, mūsų atveju mes daug žmonių vertinam atrankoje, sakykime, 50, 100, gali būti 150 žmonių, su kuriais mes turim kontaktą dėl vieno įdarbinimo, tai tarkim įmonė pati darydama atranką, kad ir su 10 pašneka, bet tai yra 10 žmonių, kurie turi dar keliasdešimt savo bičiulių, tai ar tikrai tai yra tik tais įvertinimo tikslais vykstantis pokalbis, ar gal kažkuria prasme mes galime ir papasakoti apie save, ir suformuoti tam tikrą įspūdį, ir galbūt kažkada ateityje tai net ir jūsų užsakovas sėdi kitoje stalo pusėje. Bendravimas su potencialiais darbuotojais tai yra irgi, kaip sakant, įvaizdžio kūrimo kanalas. Jo, kai kalbėjom, kad vis tiek ta rinka, jinai visi vieni kitus pažįsta, tai jeigu tas vienas žmogus atėjo pas jūs, išsinešė gerą patirtį, tai galbūt jis atsives į jūsų įmonę ten draugą, pažįstamą, papasakos apie savo gerą patirtį. Apie blogą patirtį lygiai taip pat, tai reikia apie tai galvoti. Jo, man patiko tas momentas, kai jūs pasakėt, kad iš principo jūs tet šnekėdami su darbuotojais, jūs labai gerai galite nuskaityti etiketę, kuri uždėta ant vienos ar ant kitos įmonės. Aš apie tai niekada negalvojau, nes šiaip, visuomenėje būna susidariusios etiketės, kažkoks įvaizdis ant vienokių ir kitokių įmonių, apie kai kurias iš vis nieko, ta prasme, blank, ta prasme, tuščia. Jokio suvokimo. Ernestai, kandidatai, kurie domis, jie būna, žinokit, padaro namų darbus. Rekvizitai, kaip mes juokimės, yra number one totalizatorius, kur visą laiką... Tai LinkedInas, jeigu, pavyzdžiui, nėra įmonės LinkedIne, tai ką tai reiškia? Nesirūpina viešą komunikaciją ir galbūt, iš tikro, neinvestuoja, galbūt ir į tam tikrus minkštuosius dalykus, ar ne, nes... Karjeros prasme. Gal bijo, kad darbuotojai, LinkedIne turi galimybę, kaip sakant, parsiduoti. Tai tikrai žmonės atlieka tuos namų darbus ir gal dar, sakykime, irgi atliepiant į tą klausimą, tai apie ką galbūt komunikuoti, tai tikrai galima komunikuoti apie augimą ir čia yra turbūt labiausiai vis dar neišnaudota galimybė rinkoje ir tai, ką Gerdas sakė, kad mes turbūt nebesulauksim jau to laiko, kada mums užteks tų inžinierių, ar ne? Nebesulauksime to, mums teks juos susiauginti patiems. Mes esam šiai dienai universitetai. Darbdaviai turi galvoti apie tai, kaip paėmus žmogų, kurio kompetencijų lygis yra čia, pakelt, nuo 6 iki 8. Tai VGTU duoda žaliavą, o toliau dirbi. Duoda žaliavą, toliau reikia jau mechaninio apdirbimo vietinio. Tai... Ir kitas momentas, kas be galo svarbus projektuotams, tai yra komandos faktorius.
kuris Tai, pastiprėjo. Grįžtam prie, reiškia, tai pirma, jeigu taip nuosekliau struktūrių, tai pirmas yra augimas, karjera, mano kaip kompetencijų ir profesionalus augimas, tada darbo organizavimas, reiškia, technologijos, visą šitą, tai kaip aš dirbu, kitaip tariant, labai svarbu. Tada eina du faktoriai apie kompanijos poziciją rinkoje, tai va ta lyderystė, ką mes šnekėjom, etiketė, kurią mes atsinešam. Šalia to eina dar vienas faktorius. Tai augimas yra prie šito, trečias faktorius. Ne, augimas yra pirmas. Prie karjeros. Prie karjerą ir augimas. Pats pirmas įmonės faktorius. Augimas, jeigu tu sakai, reiškia, jeigu įmonė auga. Čia daugiau gal apie stabilumą, kažkokias vertybės, ką įmonė komunikuoja, tai čia labiau turbūt prie... Tai kas tas trečias, daugiau papasakok apie trečią kriterijų. Lyderystė arba sakykime, tai, kad, pavyzdžiui, mes dirbame su tarptautiniais projektais, pavyzdžiui, turime daug Greenfield projektų, mumis pasitikė tarptautiniai užsakovai, mes esame rinkoje tie, kurie formuojame kokybės standartą. Jeigu inžinierius išgirstų, kad tarptautiniai projektai iš karto susidomėtų. Čia geras klausimas. Ta prasme, jisai matyt nori, reiškia, paragauti to kito užsakovo, reiškia, ir tikėtina įgyti naujų reikalavimų, naujų kompetencijų, gali būti ir taip. Prieš metus būčiau sakęs, kad tikrai taip, dabar turbūt yra gal saugumo faktorius netgi svarbesnis. Ir šiaip gal ir projekto, nes ir Lietuvoje yra tikrai irgi įdomių statomų projektų, tai gal net nuo šito galima pradėti su jais kalbėti, koks yra tas projektas, ar kokie bendrai projektai, ką įmonė jau padarė, koks yra krepšelis, prie ko yra dirbama. Tai tikrai tie tokie įdomus, sudėtingi projektai, tai patraukia akį. Tai vienu žodžiu apibendrinti šitą kriterijų, tai toks įmonės įvaizdžio pozicionavimas. Stiprus įmonės pozicionavimas. O čia rinkodara galėtų... Tai yra ir rinkodariniai veiksmai dėl klientų pritraukimo, kurie realiai atsispindi kaip nauda ir darbuotojams, bet dalis to pozicionavimo gali būti nukreiptas į darbuotojus. Pavyzdžiui, kad jeigu kompanija turi etiketę kaip kompanija greičiausiai užauginanti darbuotojus, tai va čia prie šito kriterijaus, nes tai yra visa tai, apie ką šneka jūsų draugai. Tai jeigu draugai kalba, kad jie tai su dideliais rimtais projektais dirba ir kad daro kokybiškai, lėtai kokybiškai, arba kiti, kurie yra labai procesiški, daug į technologijas investuoja, ar ne, tai čia patenka šitie dalykai. Prie to dar yra vienas faktorius, tai yra kompanijos sritis, kurią pakeisti yra gan sunku, tiesiog čia yra gal labiau apie tai, kad vieni kandidatai dažnai sako, tarkim, aš dirbu GEM projektavimo įmonėje, tai nelabai noriu eiti į siauresnę sritį, tebūnie fasadus, pamatus ar kažkas tokio. To gal tu nelabai pakeisi, bet aš visą laiką darbdaviams sakau, ar mes tikrai pakankamai dėmesio skiriame komunikaciją apie mūsų sritį ir ar parodome, dažniausiai akcininkai ir vadovai, jie dega aistra, jiem patinka tie poliai, nes jie tose poliuose buvo pirmieji, arba sugalvojo, kaip tą polį padaryti, kaip jį pritaikyti, nežinau, našiausiai dar kažkaip. Ir jie žino, kodėl tai yra konkurencinis pranašumas. Aš kaip pavyzdį duodu, bet kas tai gali būti. Apie projektavimą, žinai. Ne tik. Pas mus įmonė. 4-5 tai galim atrasti, ne? Gerai, imkim fasadus, ar nes tai tebūnie. Tai pasakykim, kodėl aš myliu tos fasadus, ar ne? Kodėl man patinka ir kokio tai tipo yra... Žodžiu, srities išaukštinimas. Srities išaukštinimas, taip. Jeigu visi mes žinom, kad, kažkaip, kai advokatai tai su kostiumais pasitempia. Aš didžiuojuosi, kad aš esu fasadininkas. Prestižas, aš didžiuosi, kad esu fasadininkas. Svarbu. Ir tada šitoje vietoje mes turim 3 faktorius, kurie yra labai šalia vienas kito. Mes turim tuomet kompanijos kultūrą, mes turim komandos faktorių ir šitoje vietoje mes turim... Komandiškumo, ne? Tuoj pagalėsiu pakomentuoti. Taip. Ir šalia beveik tokiam pačiam lygiai mes turim atlygio faktorių. Tai žiūrėk. Tokiam pačiam lygiai. Kiek mes nukeliavom, tai praėjom 4 kriterijus, kurie yra pirmoje vietoje ir tada atlygis, komanda, kultūra. Tai tikrai nėra taip, kad dėl atlygio... Tai yra kelių procentų skirtumas, bet tai labiau 5-6 vieta, sakykime, reitinguojant atlygio ir naudų vertė, ne tik tais pats atlygis. Įdomu, reiškia, mes gal parodysime ekrane tą procentuotę. Parodysim, tikrai taip. Tai ką aš gal ir iš komandos pusės norėjau pridėti, ar ne, tai yra dalinai susijęs su to pačiu darbo organizavimu ir Gerda gal galės pakomentuoti. Tikrai kalbėjom, jog žmonėms rūpi augimas ir
beveik visą laiką tu gali žinoti, kad bus augimo, jeigu komandoje yra kažkokia sugalvota sistema lygių. Tai yra kompetencijų matrica, tai būna vadinama, ar ne? Ir nebereikalo, ar tarkim IT srityje, žargonų tariant, atsirado tie lygiai kaip junior, mid, senior, Bet tos lead konstruktorius ir irgi panašiai. yra. Kuo mes detaliau būsim įsivedę šitą sistemą, ir tai nebus tik tais inžinierius ir PDV, nu ir dar PV, kaip Taip. siekimybė čia, ar ne, kuo mes detaliau sugalvosim visą kelią, kurį tu turi nueiti, kad tu taptum PDV, tebūnė. O gal tu netapsi PDV, gal tu būsi geras projektuotojas, tiesiog projekto dalies vadovo funkciją atliks kolega, tuomet labiau mes atliepsim į karjeros ir augimo faktorių. Ir kai mes šnekam su kandidatu ir sakom, žiūrėk, komandų yra jau 2 PDV, yra 2 junior kandidatai, darbuotojai atsiprašau, ir tu prisijungsi prie žmonių, iš kurių tu turėsi galimybę mokytis. Tai yra labai didelis ir svarbus kriterijus kandidatui, kuris nori augti ir Tai tobulėti. čia, kai tu sakai komandą, tu būtent apie tai ir šneki, ir Taip. pristatyti ir struktūrą, ir, vat, nu, kaip sakant, tuos laiptelius jis galės pamatyti toj komandos struktūrai. Taip. Čia ne tas atspalvis komandos, kad, nu, draugiški visi. Ir tas irgi svarbu. Tikrai žodis draugiški tai yra nuodėmė jį vartoti atrankose, kaip draugiškas kolektyvas. Čia iš tos pačios serijos mes švenčiam gimtadienius. Tai yra... Aš manyčiau, nieko kad yra labai nepasakiau. svarbu, kad kandidatas jaustų, ar yra sistema, pagalbos rankos sistema. Kitaip tariant, nu, kiti įmeta, nu, kaip į vandenį įmeta ir išplauks. Žiūrėsim, ar išplauks ar neišplauks. Vat, čia matyti irgi, čia tas saugumas kažkoks ir irgi rodo tą sistemiškumą. Tai vat, čia irgi gal prie komandos, vat, to, ar tai yra svarbus kriterijus, ar čia yra daugiau tas sisteminis, tai į antrą kriterijų yra, nu, pagal svarbą. Kur tas? Aš tai apskritai manau, kad turbūt su komandų struktūrom inžinerinės įmonės galėtų būti drąsesnės truputėlį, nes dabar jau yra toks nusistovėjęs, sakykime, tai ką ir Matas pasako, kad yra junior, yra specialisto lygmuo ir tada jau yra PDV, tai vadinasi žmogus per karjerą nuo tada, kai baigia universitetą, iki tada, kada jau tampa ten to PDV, jis perina tik tai keletą tų laiptelių. Tai su ta struktūra, manau, kad galima pažaisti ir pasidėlioti ją truputėlį unikalesnę, kas irgi tada gali tapti įmoniai verte. Tai tarkim, nežinau, tą pačią team leado funkciją galbūt kažkokią išsiskirti. Tai vadinasi, ir nuo to PDV žmogaus mes galėsim tada nuimti funkcijas ir tai, kad jisai turi ten, sakykime, dirbti su komanda ir palikti jau tokį prestižinį savo srities ekspertą, kuris jau priima galutinį, sakykime, sprendimą, o tą team leado funkciją galbūt gali atlikti ir kitas žmogus turintis geras vadybinės funkcijas. Tai yra dvasinis lyderis, pavyzdžiui, po to gaujos vadas. Juokais, bet kita, gal ta dalis mūsų tyrimo, apie ką mes kalbėjom, su vadovais jau labiau. Tai arba, reiškia, atsiprašau, vakarėlių liūtas. Vakarėlių liūtas, iš tos komandiškumo pusės. Vadovai labiausiai iš darbuotojų nori ir sako, kad darbuotojo rezultatyvumui labiausiai įtaką daro ne techninė kompetencija, kurią turi žmogus. Techninė kompetencija yra tik pamatas. Labiausiai įtaką daro savininkiškumas. Tai va šitie dalykai, apie ką tu pasakei. Savininkiškumas, atsakingumas, savininkiškumas. Kai aš sugebu prisimti... Dirbti kaip savo. Visai galima gerą formuluoti iš tikro. Tai tu gali būti savininkas to proceso, apie ką tu pasakėjai. Ir tikrai nebūtinai reiškia, kad tu esi tik projektuotojas. Galbūt tu iš tikro komandoje gali atlikti tam tikrą funkciją. Elementariai, aš nekartą esu matęs tokį pavyzdį. Tu šneki su projektuotoju, kuris yra turėjęs hobį arba dabar turi hobį domėtis IT. Ir jeigu dirba su tvarkinga šiuolaikiška programa, kuri praktiškai kiekviena gali būti... reikia žargonų atsisakyti anglicizmų, modifikuojama, naudojant ar tos pačius skriptus, ar sakykime, dar labiau automatizuojama, ar ne. Kiek daug kartų teko kalbėtis tokiu žmogum ir suprasti, kad jo kompetencija kompanijų yra neišnaudojama, tai tikrai negaliu... Mes turim tokių puikių pavyzdžių, pavyzdžiui, Ingus engineering komandoje dirba žmonės, kurie praktiškai programuoja. Programuoja ir tas išskirimas, būtent čia dar vienos rolės, vadinkim taip.
ir pasiekė labai gerų rezultatų, juo labiau, kad netgi naudojant tokias super pažangės technologijas kaip Tekla Structure, vis tiek dar galima uždėti dar geresnių dalykų ant viršus, pavyzdžiui, yra Grasshopper technologijos, kurios dar geba, tai yra iš principo programuojama automatizuoti projektavimą. Tai su Grasshopperiu darbas, tai ta prasme, iš principo aš tai matau kaip ateitį, iš principo projektavimo yra pasikartojančių elementų projektavimo automatizavimas. Problema tik tai, aišku, ta, kad įmonės kai kurios neanalizuoja savo procesų projektavimo ir nelabai žino, kurie procesai bus nepasikartojantis, kuriuos verta automatizuoti, kuriuos neverta, kada mes kalbam, reiškia, apie tokią paslaugą, kaip procesų programavimas arba automatizavimas, labai sunku, nes jie sako, mes viską darom, tai mes neturim tokio kažko, kas pasikartotų. Tarsi, iš tikrųjų, mes turėtume gaišti labai daug laiko įsigilinti jų procesus, užuot jie patys turėtų labiau gilintis. Bet nesvarbu, čia labai geras dalykas, toks į programavimo pusę pokrypis yra vienas, tai gerai. Vienas iš pavyzdžių, kiti gali būti su komanda susiję, kad jeigu žmogus turi kompetencijos ir noro ir motyvacijos, kodėl jis papildomą atsakomybę, kaip tu sakai, hobį paversti. Jo, ir čia grįžtam vėl prie karjeros augimo, mes žmogui pasiūlom gal ne vertikalę, horizontalę kryptį, kuris vėl gali patobulėti mūsų organizacijai. Tai... Ja, o kitas, jeigu, pavyzdžiui, mėgsta kalnus, tai tegul dabar organizuoja team buildingą. Galim team buildingą organizuoti. Visi mes turim draugą, kuris geriausiai tvarkosi su kompiuteriais ir jeigu reikia pačiam pirkti, tu jo klausi, gali būti IT vadovas, nuo 025 ir 01 etato, PDV plus IT vadovas. Nes jisai moka, jisai gaudos, jam patinka. Tai geras pavyzdys. Supratau, tai čia yra pavyzdžiai tų, kaip sakysim, naujų pareigybių, tokių gal antrinių ir panašiai. Jo, supratau. Tai gerai, tai vadinasi, grįžkim prie atlygio lūkesčio prie šito klausimo. Kiek tas atlygis, kaip mes matėm, jisai perėjom 4 pakopas ir dabar tik tai tuomet galima pašnekėti ir apie pinigus. Jo, tai čia gal vieną žvaigždutę uždedu prie šito pasakymo. Mes vis tiek turim tam kandidatui siūlyti higieną. Tai negalim ateiti su atlyginimu, kuris ženkliai skiriasi, sakykime, nuo jo dabar turimų skaičių, nuo rinkos vidurkių, nes, ką ir kalbėjom, kandidatai pasidomi, pasižiūri, ką siūlo kitos įmonės, kokie yra atlyginimų rekvizituose vidurkiai. Tai, žodžiu, jie su visa šita informacija ateina pas mus. Tai mes turim pasiūlyti higieną atlyginimo, ir tada jau yra tos visas kitos papildomos naudos. Bazė vis tiek turi, kaip sakant, būti pasirengęs mokėti. Negali sukeisti, negali duoti kitų verčių, nemokėti atlygio, kaip ir nieko nebus, jeigu mokėsi daug atlygio be kitų verčių. Jo, o kaip tada su atlyginimu pasiutpolke? Tai yra, pavyzdžiui, perki 2 metai viens kitą iš kito perprinė, iš principo sukelia taip smarkiai atlygius, po to aš kiek žinau, nebegali išlaikyti, nes tokio efektyvumo gali neišlaikyti ir tada žmogus gaunasi jau jis pripratęs prie didelio atlygio ir ką jam tada daryti, nes jam siūlo gal ir įdomu ir gal perspektyvas kažkokias arba biški kitokį požiūrį į jo karjerą, o jisai bėgo paskui pinigus ir dabar ir užsiaugino, tokius lūkesčius. Ir dabar kaip tada su tokiais žmonėm būna? Ar tokių net nereikia? Ne, tai čia, ta prasme, tai įvyko, faktas. Mes tame esam. Ir tai, taip. Kai kurios įmonės užsuko tiesiog, jeigu sako, kainų pasiutpolkė, galima vadinti atlyginimų pasiutpolkė. Užtenka 2-3 stiprių vardų nedidelėje industrijoje kaip projektavimas ir tai pakeičia visas žaidimo taisyklės. Ir apie tai šneka kiekviena įmonė, iš tikrųjų vėlgi atliepiant į tą pačią vadovo apklausą, kurią dabar darėm, tai ten, sakau, apie 60 įmonių turėjom, kurios pasisakė, ar ne? Tai daugiau negu pusė įvardino tai kaip vieną didžiausių šiai dienai problemų. Kad atlygio lūkesčiai pas kandidatus netitinka jų kompetencijos, nes tiesiog įmonės negali taip brangiai parduotos kompetencijos. Tai tas nesusinormalizuoja. Arba negali išnaudoti taip efektyviai žmogų.
Tai ar tada reikia tokio žmogaus? Ar reikia mokėti tiek? Taip, tai visa esmė ir yra tokia su atlygiu. Tikrai iš daug atrankų, su kiek esu dirbęs, galiu pasakyti, samdyti žmogų, neduodant jam augimo, tai yra dažniausiai labai neteisingas sprendimas. Augimas turi būti, mažiausiai tai turi būti iš platesnės atsakomybės, didesnio pasitikėjimo, kultūra galbūt kitokia organizacijoje, kad tuo žmogum labiau pasitikimo, mažiau bus mikromanedžinama, ar ne? Tačiau turi įvykti kažkoks ir atlygio augimas. Jeigu mes matome, kad mūsų atlygiai yra visiškai vidutiniai, Taip. Su tokio lygmens kandidatams, kokiu mes norime. Žodžiu, atlygių neperviliosi, kitaip tariant? Tu gali pervilioti, bet tada turi nusteikti mokėti 20% daugiau. Tai čia, va čia yra atsakymas. Man reikia dabar, gavau projektą, man reikia greit, man reikia kompetencijos, ką daryti. Tai sakau, arba perkam 20-30% mokėdami daugiau. Perperkam. Tai 20% užtenka perpirkti. Nuo to prasideda. Taip. Nuo to prasideda. Jeigu mes siūlysim tai, ką uždirba tokio lygmens kandidatai vidutiniškai rinkoje, vidutinė atrankos trukmė gali būti ilgesnė negu pusę metų. Jūs turite duomenys apie vidutinius lūkesčių arba... Mes turim šitus duomenys ir Ernestai, jeigu pasikreips, galėsim pasidalinti. Jo, jeigu jūs pasikreips. Su kolegomis. Gerai. Taip, tai vėlgi, lūkesčiai, sakau, yra toksai dalykas, į kurį reikia žiūrėti kaip į valdomą įrankį. Tai jeigu kandidatai turi tokius lūkesčius, tai mes, sakau, kaip vadovai pasirinkam, perkam brangiau, arba iškart ruošiamės, kad už 3 mėnesių planuojam, kad mums reikės to vieno žmogaus. Tai nusipirkim tą žmogų, kuris yra šiek tiek su mažesnė kompetencija, ne taip toli, naudokim vėlgi šiuolaikiškus įrankius atrankose. Mes galime įvertinti žmogaus potencialą, tikrai naudodami išmanų, gerą tą patį interviu, naudodami testus, naudodami erdvinių savybių testavimo, kas leidžia prognozuoti žmogaus gebėjimą greitai įgyti naujų kompetencijų, kas yra labai svarbus. Greitai įvesti žmogų. Dabar dirbi su Tekla, dabar dirbi su Grasshopperiu, kitais metais, jeigu tu su tuo nedirbsi, tai tu jau būsi atsilikęs. Bet vėlgi, kitais metais projektuotojai turės būti jau išmanesni negu šiais metais. Taip. Ar ne, net ir toj pačioj įmonėje dirbantys turės būti daugiau pažengę negu šiais metais. Kiekvienas vadovas turi galvoti, o kas bus po 2 metų, kokia... Taip, tai visą laiką taip tu galvoji, man reikia nupirkti kompetenciją dabar pastatyti prie darbo, bet ar tas žmogus sugebės bėgti taip greitai, kaip bėga rinka ir mūsų vystymasis. Čia reikia nustatyti potencialą. Tai aš visą laiką sakau, kad jeigu norim tvariai auginti komandą, samdykime tos, kurie turi gerą pagrindą iš techninės kompetencijos, to reikia taip, bet dar svarbiau, kad jie turėtų potencialą. Kas yra potencialas, kiekvienoje atrankoje yra šiek tiek skirtingai, pardavimuose vienokios kompetencijos, pas inžinierių kitokios, ar ne, sakau, erdvinis gebėjimas, loginis mąstymas, kas yra išmatuojami dalykai atrankoje. Ir tada nepermokėsim, tada pataikysim į biudžetą. Taip, mums kaip vadovams tai kainuos papildomą valandą one-on-one per savaitę ar kažkas tokio. Galbūt reikės nupirkti mokymus. Bet praktika rodo, kad tokie žmonės iš tikrųjų išdirba ilgiau, jie aplenkia tuos, kurie yra tik tais patyrę, bet be perspektyvos. Ir jie su technologijom eina koja kojom. O kai su technologijom einam koja kojom, mes užsakovui galim didesnės kainas duoti, nes duodam daugiau vertės. Tai susiję tikrai. Supratau. O tai jūsų rekomendacijos dėl gebėjimo auginti, reiškės, čia mes nekam iš principo apie ar nusipirkti, ar išauginti. Ir klausimas, nuo kokio lygio, nes klausimas, tai vėlgi tada šitą auginsiu po metų bus, šitą auginsiu po 3 mėnesių bus. Iš principo, toks žaidimas, ne, reiškia, kaip sodini medį. Sodini, reiškia, kažkokius tai augalus ir žinai, kad jie tada ir tada duos vaisių ir panašiai. Matėte paveikslėlį dabar LinkedIn buvo apie išaugusį medis. Vienas medis mažesnis, kitas didesnis, tas mažesnis sako, kaip tu toks užaugai? Ant manęs daug mėšlo pylė. Žaidimą. Jo, tai jeigu rekomendacijos, kaip gebėti išlaikyti ir išauginti žmogų. Nes problema taip, gavau, dalinai atsakėjai, bet gavau darbuotoją, reiškia, ir kaip jį auginti ir išlaikyti, turbūt čia turėtų būti akcentas, ne?
Tai dar turbūt ir prieš gaunant tą darbuotoją įmonės viduje reikia susitarti, tai kas dabar paskirs dalį to savo laiko turėto ir su tuo darbuotoju pabus, nes tikrai yra svarbus visas tas onboardingo įvedimo procesas, kaip tas žmogus jausis ten pirmą dieną, pirmą savaitę, pirmą mėnesį pas mus, ar jisai bus įvestas į komandą, ar jisai bus pasodintas prie stalo, paduota krūva dokumentų ir pasakyta, kad tu dabar su to dirbsi. Tai visi tie procesai, jie susideda į bendrą turbūt tą patirtį, tiek kiek kandidatas, jau mūsų tas naujasis komandos narys užsinori ir būna su mumis ir į tą ilgalaikiškumą, tai ką ir kalbėjom, kiek investuosim, tiek ir turėsim. Tai čia kaip ir su tuo sodu. Kiek laistysim, tiek ir turėsim tą sodą. Kiek periodiškai laistysim, nes, tarkim, laistyti reikia ne dieną, kai saulė kepina, o vakare. Bet mes šnekame apie tą patį vieną iš kriterijų, ką jūs paminėjote. Tai yra efektyvumas per procesus, įrankius ir kitaip tariant, jeigu jie yra, vadinasi, įvedimas žmogaus yra sklandus ir jis tą pajutęs uždeda varnelę. Taip, šitoj kompanijoje va štai šitas yra, aš tai vertinu. Nes turbūt tas pagalbos, įvedimo procesas turbūt vienas iš svarbių, mano nuomonė. Vienas iš svarbiausių. Ta prasme, visa investicija į atranką, kiek tu daug pratirsi, kiek daug žmonių surasi, išsirinksi tą geriausią su juo pašnekėsi, viską galima nubraukti blogų įvedimo procesų. Arba galima labai daug klaidų ištaisyti gerų įvedimo procesų. Nes stiprios organizacijos yra tos, kurios geba daryti verslą, samdydamos vidutinius žmonės. Visi mes padarytume puikų verslą, jeigu samdytume topinius žmonės. Kiek jų yra? Mažiau nei Pareto principas. Tai kai tu pasamdai vidutinį žmogų, ar jisai atsiskleis, ar jisai atras savyje motyvacijos ugdytis, mokytis, įsivažiuoti ir panašiai, labai didelė dalim priklauso nuo kompanijos įvedimo proceso. Įvedimo procesas yra atskiras procesas. Tai nėra savaime vykstantis dalykas. Tai gali būti kelių žmonių kompanijoje, kad tai yra labai savaiminis. Bet jeigu mes šnekam jau, tebūnė 20 žmonių kolektyviai yra, įvedimas turi būti standartizuotas, turim galvoti apie patirtį įvedimo metu. Ir tai yra 10 žmonių. Vis tiek reikia kuratoriaus. Aš manau, kad reikia. Jisai gali būti mažiau prašytas, jis gali būti daugiau personalizuotas, bet tiesiog tokia paprasta detalė nusivesti žmogų pietų ir ką per tos pietus pašnekėti. Pirma diena praktiškai visi žmonės atsimena pirmą savo darbo dieną darbe, net jeigu dirba tame darbe 14 metų. Visi atsimena. Ir labai dažnai žmonės, kandidatai ateina pas mus ir mes su išnekam apie pokytį ir sako, aš mastau čia pokytį, nes gal ne visai mūsų ta nuomonė su vadovas tampa. Aš atsimenu, kai jis man atrankos metu sakė, kad iš manęs tikėsi to. Ta prasme, tu 2 metus čia dirbi. Apie kokį tu atrankos procesą išneki? Žmonės atsimena. Tai yra pirmieji kontaktai, kurie yra be galo svarbus. Tai įvedimo procesas yra atskira svarbi tema, bet tai yra labai paprasti dalykai, ką galima susitvarkyti, neinvestuojant daug laiko ir turint labai daug rezultatų. Supratau. Jo, tai kitaip tariant, išvada yra tokia, užuot kad permokėjus, geriau gal išsiugdyti gebėjimą ugdyti žmogų ir tokiu būdu jį motyvuoti ir išlaikyti. Užuot tiesiog permokėjus. Ir kaip tu paminėjai, kad gal galima imti visai, ne visą super, bet tokį per vidurį ir ten sistemingai priejus prie reikalo, per 3 mėnesius jį paruošti intensyvaus, paruošti tam projektui, kuriam buvo taikyta. Nes vis tiek turbūt dažniausiai vis tiek žinomas, kad projektas bus. Reikėjo vakar, gal ir yra tokių dar variantų, bet vis tiek žmonės. Dažniausiai žinai. Taip. Ir be abejo, tada kaip išvada, tiesiog fokusuotis į efektyvumo, proceso efektyvumą, ir tame tarpe ir įvedimo, žmonių įvedimo procesus. Supratau. O kaip tu galvoji, iš principo tu atsakėjai, nes mano vienas iš klausimų buvo, kiek modernios technologijos yra svarbios darbuotojų pasirinkimų, gal iš atrankos, ar šiaip žmonės į tai kreipia dėmesį, pavyzdžiui, su kokiom programom dirba, ar tai jiems svarbu atlyginimas ir nesvarbu su kuo? Ypatingai turbūt kreipia, jeigu tų programų nėra, jeigu neturim ką pasiūlyti, tai tada tikrai atkreips dėmesį, tikrai
Wow. pasakys atrankoj. O kas yra skaitosi nėra? AutoCAD'as? Jo. Autokadas blogai. Rimtai? Taip. Jeigu Taip. AutoCAD'as, tai nėra. Taip. Klausia tikrai kandidatai atrankose, tai kaip mes projektuosim, ar yra tik AutoCAD'as, ar yra dar kažkas. Tai Taip. jeigu Aha, pasakysi, kad yra tik AutoCAD'as, Čia tipinis klausimas? Visiškai kiekviename pokalbėje. Absoliučiai kiekviename Okay. pokalbėje. Supratau. Ne tik su inžinieriais, vat mes su Gerda irgi diskutavom prieš tai, kad su tais pačiais statybos srityje dirbančiais projektų vadovais arba Taip. statybos inžinieriais jau rangovo Jo, pusėje. įdomu irgi. Tai yra apie valdymą. Su kuo, kaip yra valdoma. MS projektas yra jau visiškai bazinis dalykas, ta prasme, jeigu jo dar nėra, tai jau čia yra klaustukų ir... Nu gerai, o brėžiniai statybė tie popieriniai. Brėžiniais vaikšto visi, taip klasikinis variantas. Tai klasikiniai kandidatai ir pasamdysit. Tas, kuris nenori dirbti su naujom technologijom ir jisai sako, man nereikia projektų valdymo metodikos, aš suvaldau, Taip. žinau kaip. Taip. Tai taip, jam tinka brėžiniai tokie, bet jeigu mes šnekam apie tikrai stipriausius žmonės, apie dirbusius su dideliais projektais, gebančius valdyti krepšelį projektų, Kitaip tariant, vieną po kito karto daryti rezultatyviai, visi turi metodiką ir visi išnaudoja šią dieną technologijas tam. Kitaip tariant, jeigu neužduoda šito klausimo, vadinasi, klaustukas dėl šito žmogaus potencialo, jeigu statybinis, reiškia, site manageris ir, aš tai žinau senais metodais, kaip suvaldyti ir nesidomi, reiškia, man ir popieriniai brėžiniai, aš čia viską moku. Tai, ar tai būtų signalas, kad, turbūt mes negalim tikėtis iš jo kažkokio proveržio ar didelio progreso. Jis tiesiog bus toks, koks jis yra. Jo, turbūt koks ir jūsų, sakykime, kaip atrankos užsakovo, sakykime, lūkestis yra. Gal jums puikiausiai tinka tas klasikinis žmogus, gal jūs tokia organizacija esate ir viskas su to yra gerai. Jeigu norit kaip tik tokio žmogaus, kuris atneštų kažkokį tai proveržį, kažkokias tai naujus dalykus, tai turbūt vėl kitokio tada mes. Jeigu strategija yra save pozicionuoti tokia, konservatyvi, mes jau dirbam 25 metus, arba 50, reiškia, mes žinom kaip. Dar 50 dirbsim. Mes žinom kaip ir, reiškia, mums neaiškinkit, tada gal iš tikrųjų. Tada jie ir traukia tokius žmonės ir jie tokie, ir užsitvirtina tokie, kokie jie pozicionuoja save, taip teisingai. Bet tikrai vyksta pokytis, pavyzdžiui, apie tos pačius statybininkus, jeigu šnekant, tai nebūtinai yra per projektavimą ar projektų valdymą, bet pastaruoju metu turbūt akivaizdžiausias pokytis, kiek mes matėm, tai vyko su pirkimų proceso organizavimu. Pirkimų ir to vadinamo gamybos paruošimo ir skaičiavimo į konkursą procesais. Tai jeigu seniau tai iš tikrųjų būdavo toksai, padarom ir tada užžiūrėsim, tikrai tai būdavo labai nemetodiškai. Išsisuksim po to kažkaip tais ar parašom iš nuotos. Tai dabar šiai dienai, ta prasme, pirmiausia, kai yra ir konkurencijos, visą laiką yra iš ko rinktis, tai sunkiau yra gauti projektus ir kitas momentas, jeigu tu neskaičiuoji, tai tu tikrai dažniausiai labai prašauni. Tu turi gebėti įsivertinti. Statybininkai pradeda šnekėti apie tokius dalykus kaip žaliavų hedžinimo, susipirkimas į priekį, kai kinta žaliavų kainodara ir panašiai. Tai daug kas pradėjo svarstyti apie pirkimų proceso centralizavimą, apie dėrybų įsivedimą, apie tai, kad dalis tų funkcijų nueina nuo projektų vadovų į centralizuotą funkciją ir čia jau automatizuoja procesus. Tai vėlgi, kur tu dursi pirštu, ar mes šnekėsim apie projektavimą, ar apie statybos valdymą, ar apie pirkimų valdymą visame šitame procese. Kuo tu daugiau gebėsi standartizuoti ir mokytis iš tų savo klaidų, tuo tu greičiau judėsi kartu su rinka. Jo, bet vis tiek tu šnekėjai apie inovacijų įvedimą. Faktas. Nes taip dirbti kaip anksčiau, tai reiškia atsilikinėti. Vienareikšmiškai, jeigu mes kitais metais nieko naujo nebandom pasitobulinti, vadinasi, žiūrėk, jau mūsų kažkas ir aplenks už 2 metų. Ar kai sakom su dirbtiniu intelektu, jisai mūsų nepakeis, mūsų pakeis tie, kurie jį naudoja. Jo, gerai. Jo, tai vienas iš pavyzdžių, nes dabar kai kuriuose konstrukcijų projektavimo įmonėse, reiškia, yra tie tokie super profesionalūs patyrę mahikanai, reiškia, ir yra, ta tokia jau subrendę
inžinieriai, kurie lyg ir, jau gali galinėtis su tais mohikanais, ir yra jauni, kurie, reiškia, labai veržlus, ko tikisi ir taip toliau, ir taip toliau. Vat, kokia dabar yra situacija rinkoje, reiškia, ir ką jūs galvojate apie tai, kad tas, bandymas va čia, aš žinau kaip, tiesą sakant, dažniausiai tie mohikanai ir dirba su tom senoviniais metodais, senoviniam priemonėm ir jie sako, kad va čia yra svarbiausia ne technologija, reiškia, ta prasme, kad beje, universitetuose pas mus toks pat požiūris. Toks pat požiūris, jie sako, mes mokom studentus dirbti AutoCAD'u tam, kad jie suprastų esmę. Aš tada užduodu klausimą, o tai kodėl ne Kulmanas? Ranka, ranka tada. Tai pradėkime nuo ranka, tada pereisi prie AutoCAD'o, tada prie BIM technologijų. Ta prasme, tai ir tie žmonės sako, mes žinom kaip ir mes šitaip ir jie iš principo įtakoja ir tą jaunesnę kartą ir spaudžia juos, reiškia, savo pavyzdžių arba kaip čia pasakyti, klišai žiūri į kažkokias ten ir sako, tu čia ne technologija čia svarbiausia mintis, žinai, inžinerinė mintis. Tai va šitas nuomonė, viena, kurią aš girdžiu kartais, dabar jau dažniau, nes tie mohikanai matyt smarkiai sensta. O kita vertus, tai gal apie šitą, o sekanį, ką norėčiau dar paliesti, tai yra, kada ateina inžinieriai, kurie sako, oi, aš dabar moku tik šitą, tarkim, dirbti AutoCAD'u ir žinau, kad su AutoCAD'u aš padarysiu. O jeigu investuoti į naujas technologijas, tarkim, BIM priemonės, mokytis metodus, kaip organizuoti darbą, tai mes žinom, kad nepadarysim. Beje, va šitas faktorius irgi aplamai įsigalioja, turbūt įmonėje nuo projektų vadovų prasideda, kad va taip mes žinom tikrai, kad padarysim, o va taip mes nežinom. Ir ta prasme, ta inovacija jos kiekvieną kartą stabdo eiti tą inovaciją. Tai ir netgi patys inžinieriai turi tokią savybę, reiškia, nes jie bijo feilinti. Bijo feilinti. O kadangi nėra suporto ir paramos, tada akivaizdu, tada feilas. Man tai čia gal labai skamba, kad reikia vadovų ir bendrai turbūt organizacijos kažkokio tai žodžio, jeigu, sakykime, mes pasiimam kažkurią tą naują technologiją, mes dabar skaitmenizuojamės, automatizuojamės, tai vardan ko. Ir tada kalbėtis tiesiog su tais darbuotojais, tiek su mohikanais, tiek su jaunesniaisiais specialistais, su visais. Tiesiog dabar dirbsim taip, mums reikia to, dėl to ir dėl to. Tiesiog aiškias priežastis, kad ir jie patys suprastų. Ir per tą tokią, nuolatinę edukaciją viduje, manau, kad tas požiūris jisai palaipsniui keisis. Jo, ir skirtų laiko pasiruošimui turbūt irgi. Nes šitas įmetimas ir pažiūrėjimas ar išplauksi. Beje, pastebėjau vieną įdomų dalyką, mes dirbam ir Latvijai. Tai Latvijai mokymai, įmonės mielai naudoja mokymus, išorinius mokymus programinių įrangų ir siunčia žmonės į mokymus, užuot gaišti savo žmonių laiką mokant tuos darbuotojus, o pas mus Lietuvoje kažkaip visi orientuoti į self-trainingą. Ta prasme, nėra populiaru tiesiog sumokėti už mokymus, kažkaip patys išmoksim. Čia irgi šiaip labai, čia prie augimo ir karjeros irgi, tai gali tikrai būti vertė, jeigu jūs tą organizuojat. Tikrai apie tai reikia šnekėti. Tai dauguma kompanijų sako, kad ten organizuosim kvalifikacijos kelimo tavo, atestacijos pratęsimo, tuos žingsnius, bet sakykime, turėti tuos pačius teklo mokymus viduje, ta prasme, aš manau, kad tai yra labai geras dalykas. Ir ypatingai, jeigu konkrečiai žinot, su kokiu lektorium, kuriuo metu gal net ir apie kokio išsamumo ir detalumo jau tą funkcionalumą šnekėsit, ar ne? Ar tai bus baziniai dalykai, ar tai jau ten advanced tam tikri dalykai. Tai yra tikrai svarbi vertė. Gerai, tai ką, ačiū labai, man atrodo, mes daug niuansų čia palėtėm šitoj temai ir turbūt tokį kaip reziumė, tai reiškia, ar tikrai tik kaina, tai ką galėtum kaip reziumė užbaigti? Tikrai ne tik kaina. Mes turim būti žmogiški, mes turim būti su rinka, mokėti vidutinius gerus atlyginimus už kompetenciją, bet iš tikrųjų išlaikyti žmonės ir
juos motyvuoti per Ir visą- laistyti. Ir laistyti. Auginkim ir Laistyti per puoselėkim. trąšas. Taip. Jo. Per geras trąšas, tai būkim tie vadovai, kurie sukuriam galimybę žmonėm aukti ir labai didelė dalis to augimo iš tikrųjų yra ir per technologijas, nuo kurių šiandieną mes negalim pabėgti. Supratau. Ačiū labai. Ačiū. Ačiū Jums.